Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Kaip sakant, šiandien mes nepamiršome pradėti epizodo ryte. Dažnai dabar judėsime į šulę, yra jau 5 minučių pusė 8. Pagal planus, laikas 5 val. 8 pusė 8 išvažiuojam. Viskas yra labai gerai, kol kas visi planai įgyvendinami, atsikėlėm 5 val. Ta prasme, bet uždėjome epizodą tik tai, tada pagulėjome iki 6, tada po 6:20 kažkur taip normaliai išlipam. Žiūrėjau, ta prasme, tai prasmankštinam čiut, nusiprūsiam, apsirengiam, pavalgiam sausų pusryčių vadinamus su pienu normaliai taip op. Gerai, dabar dar pasimsiu bananą vieną. Įsivalėm dantis, visus šitos dalykus sutvarkėm ir, kaip sakant, pasiruošę judėti į šulę. Gyventi sveikai, ne? Nuo pirmadienio pradėsime rimtai jau neštis ir maistą. 5 kartų per dieną mažiausiai reikės valgyti per dieną. Tai pamatysite, ką valgysim ir panašiai. Ir tikriausiai jis dažnai labai kartosis, bet 12 savaičių, draugai, 12 savaičių. Pažiūrėsime, ar įmanoma pasiekti kažką ar ne. Penktadienis grįžom namo, buvo 4 pamokas šito, tai 12 val. Buvau namie, dabar yra 1 valanda. Galvoju, 1 valandą varysim su Danekui į kačialką, bet jau ten sakė, yra biški planų, todėl kai jis grįž, ten pavalgęs, palisės, nežinau, atsgaus ir panašiai, tada šausime į kačialką, tai bus kokia gal 5, 4, gal 6 vėl valanda. Taip, pečius vakar darėm, tai šiandien gerai jaučiu, ta prasme, ypač tas vietas varžtynės, o tai yra gerai, kodėl? Dėl to, kad būtent šitas visos vietos reikalingos TWS, taip sakant, pro wrestlingui. Aš tikrai gyvenime išplėtosiu pro wrestlingą Lietuvoje. Pamatysit vis tiek. Šitą dalyką aš jau žinau, aš vis tiek tai pavarysiu. Įmanoma viskas, tikrai viskas įmanoma ir aš nerims tol, kol nebus jis padarytas. Sakykim, aš nespėsiu padaryti, kažkas kitą padarys, nebūne, bet tai yra svarbiausia, kad tai tik atsitiktų, tai būtų. O taip, oras nėra labai šaltas, bet biškai galva kerta man kažko. Čiū, todėl, kad šiandien ir tiek kavos negėriau. Ta prasme, kodėl negėriau? Todėl, kad norėjau biškai jau normaliau pradėti gyventi. Ta prasme, vis tiek sportuoju, tai reikia biškai susimti jau. Ir tai atsikėlęs tik ten pienas, kaip sakant, su pusčiais normaliai, taip op, pavalgiau. Dabar dar bananą, biškinčiojau visokio dalyko, taip op. Nuo pirmadienio normaliai padedam valgyti šitus dalykus, ten ta prasme, vištieną išsitėtim 5 kartų per dieną šitus dalykus, su šitus tai pirmadienis ir panašiai. Penktadienis, ką galime penktadienį veikti? Tai aišku, pirmas dalykas yra pasidaryti pamokas, tai yra svarbiausia. Jau atnešėm malkų, pailsėjom, ramu, užkandę, dabar reikia susidėti pamokas, padaryti pamokas, kad būtų ramu savaitgalis, nes rytoj varysim tikriausiai į Litexpo į tą studijų visą šitą dalyką, todėl šeštadienis bus toksai, o šiandien vakare bus kačialka, visi pratimai, viską ką darysime, todėl pamatysite dar tai. Ir galbūt dar kažką dabar nuveiksime, bet labai abejoju. Nors patiri labai daug traumų. Man patinka, kai aš dėl to, kad tai mokai savo produktą. Taip sakant, kažkas yra su mano galva ir plyšta. Bet tai nereiškia, kad mes neįsime parduoti, viskas yra labai normaliai, bet nežinau, kas yra tikriausiai spaudimas ar kas čia taip duoda per galvą, bet taip grinai duoda, taip visiškai taip. Bet ką mes darysime, mes verksime ar kažkas tokio, ne. Mes tiesiog praeisime parduoti ir pažiūrėsime, gal viskas bus labai gerai. Gal tikriausiai rimtai reikėjo išgerti šiandien ryte kavos, nežiūriu, kad dabar galva grinai plyšta. Rytoj ryte pažiūrėsime, išgersime kavos, gal viskas bus labai gerai. Nes dabar kažkaip nenoriu gerti, nes tada neužmygsiu labai ilgai. Atsiunčiu dar sesiai, kad ne tai, kad sesiai, bet atsiunčiu taip tą 5, ta prasme, į savo kompą. Nes taip ten Danekui, per Danekai kėlėm Simui, ten Simas įsirašė, pas mane tada įstrynė kažkaip, kai jam įsirašė, todėl aš atsiunčiau. Tai paleidau, Max grafiką, viskas normaliai. Biškai ten pažaidė dabar sesiai, žaidė dabar, viskas normaliai. Padariau kai kurias pamokas, dar ne visas, yra antradienį pamokų. Reikės tikriausiai sekmadienį visus šitos dalykus padaryti, o taip, dabar apie namų darbą biškai nekalbam, bet susitelkiam ties kitais dalykais. Tie kiti dalykai yra, šiandien yra penktadienis ir šiandien yra Q&A tipo klausimai ir panašiai, bet klausimų nėra, todėl į vieną klausimą tik atsakysiu ir kažkas tokio, į bendrai paimsiu ir tada užduokite klausimų, tada atsakysiu per savaitgalį daugiau tos klausimus, jei norėsite. Tai va, kas yra tai, buvo klausimas, taip, ką manai apie Andrių Talžiūną ar kokius ten yra jie dar. Tai aš tikrųjų nežiūrėjau, aš tikrai net ne vieną klipą nežiūrėjau, nes man net nereikia žiūrėti, kaip sakant, nes aš neturiu tolko, kaip sakant, aš nežiūriu lietuvių iš tų, bet paimsiu plomai bendrai visus, tai yra tas dalykas, kad
Tikrai neižeiskit nei vienas, nereikia nei vienas žeisti, neturiu hate absoliučiai nieko, tai tiesiog yra mano asmeninė nuomonė, bet pavyzdžiui, lietuviai yra tokie žmonės, ta prasme, lietuvių gal reikia pasakyti, kurie jau pasiekė virš 10 000, tikrai ne visi, bet tiesiog kokie 80%. Ir tada jau viskas, ypač aš verkas, ir man video bekelti nebereikia, ir tada, kaip sakant, vos nepamirštu, to, sakykime, nuvylė, gal reiktų pasakyti, ar tiesiog nebevertina tų žmonių, kurie jį palaiko, reiktų gal tai pasakyti. Tiesiog sako, kad viskas vertina, viskas normaliai. Aš nekalbu apie bendrą kažką tokio, nei vieną nekalbu, aš tiesiog bendrai jam visą šitą dalyką, ką aš matau visą situaciją, kad turi, tarkim, daug prenumeratorių, aš tik nepajaučiu prenumeratorių, man visiškai nėra to tolko pavadėti, nes man užtenka kiek yra. Aš bent jau pertikiu tą žinutę, ką aš bandau perteikti, ir aš darau tai, ką darau, ką aš man patinka daryti, ir aš niekada nenuviliu savo fanų, tai dėl kad aš kiekvieną dieną keliu ir palaikau tą visą ryšį. O tie visi vieną kartą per mėnesį, 2 kartus, tenai 10, tenai savaitę vieną kartą daug dievė, tenai kažkas tokio, iš vis tenai pusę metų būna nekelia, ar kažkas tokio. Bet taip, yra lietuvis iš tikrųjų, taip čia per daug įsikrečias, taip jau pasiekiau kažką daug ir viskas. Aišku, gal neturi to tikslai su lietuviu, bet tiesiog taip biškai pabandė, čia taip pasikėlė, viso nereikia, čia taip jau gaunu laiko ar kažko tokio daugiau ir viso. Tiesiog tas dalykas yra, kad tai yra labai blogai. Čia tas pats su visais yra tais žymiais, visais žymiausiais, jūs patys žinot, kokie yra, jie nekelia video, beveik nei vienas, jau vienas nesenai ką tik įkėlė, gal prieš porą dienų, kiek čia laiko, tai bet tai irgi labai retai kelia. Tas pagrindas yra, kad jie keltų štai ir toliau dažnai kiekvieną dieną vos net tos video, tai jie taip tiek daug pasiektų, iš tikrųjų, nes jie turi potencialą tai daryti, bet jie jo neišnaudoja, va tas yra blogiausias su žmonėmis, kad ne vienas žmogus neišnaudoja kad savo potencialą, savo talento, turi tą daryti, bet meta tai, tiesiog belia kada vos kartais, kai padaro kažkas tokio, taip, tai yra tipo meninė forma, daryti ką nori, kas man patinka, ne, bet ir kada noriu, ir kiek noriu, bet jei jau nori, sakykime, tenai kažką daugiau pasiekti, tai tikrai galima rutuliuoti kažką žymiai daugiau, ne tik sėdėti vienoje vietoje ir viskas. Tokie dalykai tiesiog pasimastymai ar kažkas tokio, čia tas pats yra su jumis. Jei jūs dirbate, kaip sakant, jei jūs bėgate, jei jūs sustojate. Ir kai gyvenime jūs, sakykime, sustojate, tai jūs, kaip sakant, tada prarandate viską, kaip sakant, tada jau būna Jums gyvenime yra sukaupta viltis. Visi kaip gimstam turim tos vilties kažką pasiekti, bet kai kurie tipo, tik pamatė biškai sunkumus, kad nebėra tos vilties gyvenime, tipo, kad čia nereikia šokti taip per aukštai, tipo, ar kažkas tokio, nes nieko nepasieksi, nes tipo neturi galimybių, nes vos nelietuvis ar kažkas tokio, ar ne iš turtingos šeimos, ar blam. Bet pats nedirbi tiesiog kaip tiek, tai nereikia skustis. Tas dalykas yra, kad kai pats nedirbi, pats neįdedi 100% darbą, tai nieko nepasiekia gyvenime, tai yra blogiausia, kai turi talentą, turi tą viltį, sakykime, tikrai turi, bet kažkas atsitinka ir viso. Tas pats dalykas, jūs treniruojatės, viskas bus labai gerai, jūs jeigu kažkas užpuls, jūs pabėgsite, jūs nesitreniruosit, jūs kažkas užpuls, jūs nepabėgsite. Labai elementarus dalykas, labai geras pavyzdys ir gera motivacija, tai daryti, kad įsivaizduotumėte. Jei aš to nedarysiu, man gyvenimas tik taip, kad aš mirsiu dėl to, kad aš nedariau. O aš tai darysiu, aš gyvensiu ir pasieksiu savo svajonių. Nežinau, kaip taip galima jums pertikti, kai jūs visi esate maži, aišku, kažkas gal prisijungia iš didesnių, tai yra labai nuostabu, taip yra, bet labai abejoju, nes tai nėra pas mane to tokio, kaip sakant, išvystyto gal to populiarumo ar kažkas tokio, kad YouTube rekomenduotų mano video visiems, ten sakant, lietuviam ar kažkas tokio, kas prisėda tik tai. Ir dažniausiai, jei šitą būna, tai man tada epizodo pradžia ir pabaiga kažkokia tai vieta būna žiūri tragiška ir būtent šitų momentų nepamato gerų. Aš nežinau, čia ribų ar ne, bet man asmeniškai tokie būtent pasikalbėjimai ir kažkas tokio tikrai patinka su jumis ir ką dabar darome, tai laukime Daniako ir tikriausiai varome pasportuoti. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. What's left?
this be another knot to tie around my bed at night? I know I've lost the fight to erase your face, my mind. Awake, I lie here staring up beyond the sky. Vakarinė dozė. Šovėm kiaušinio, pasportavę, kai matėte, bicą šiandien darėm ir presą gerų pratimų iš tikrųjų padarėm, taip neblogai nužudėm, nes prie sporto kada nevalgyti bananų, nes bus labai blogai, dujas labai kils. O taip pat kiaušinį, dabar aš geriau 2 kiaušinius, ta prasme, prie sporto dar buvau pradėjęs daryti pamokas, tai padariau biškį pamokų, bet yra normalių rezultatų, todėl dar sekmadienį padarysim, dabar dar gal padarysime kaip sudėtinę šį epizodą ar panašiai, ir aišku, gersime tą šitą kokteilį, kurį šiandien padarėme, šiandien biškį tokį mažesnį kiekį padarėm, nes biškį su saiku, nes vakar kai padarėm tokį didelį, tai visą litrą išgėriau į dar litrą. Nebegaliu. Tai šiandien biškį su saiku padarėm normaliai, šitą tikrai išgersime, nes šiandien yra tiek daug ir šitas biškį gal net skanesnė negu vakar. O tai yra labai gerai iš tikrųjų. Skaityta diena, penktadienis skaitytas, rytoj laukia kita diena, visai kitokia nuotykiai, gal kažkas kitokio bus, tikėkime draugai, todėl laukti rytojaus. Ačiū, kad žiūrite tokius epizodes. Čia išliekate motyvuoti, džiaugtis gyvenimu, būnate laimingi ir, nežinau, patinka toks įvairumas. Nes, ką aš veikiu per dieną, tą rodo, ne? Ačiū draugai, kad žiūrite šios epizodes, ačiū, kad išliekate, prenumeruokite, norite, neprenumeruokite, tiesiog būkite laimingi, šypsokitės ištisai. Visų šypsena yra nuostabi, visi esate talentingi ir jūs pasieksite viską. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Šypsokis. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus.